Labai brangiai sveiki, įsijungę šitą video. Ačiū labai, kad esate čia ir dabar kartu su manimi. Aš visada dėkinga esu už jūsų dėmesį, už jūsų energiją, kurią jūs man skleidžiate. Ir tik tai jūsų dėka aš galiu skaityti šitus video. Taip kad ačiū labai, ačiū, kad prisirašėte prie mano kanalo. Dėkui jums labai už jūsų laikus, už komentarus. Širdingai dėkoju. Labai labai ačiū. Na ką, nieko nelaukdami pradedame jūsų skaitymą. Skaitimas bus, kas laukia jūsų ateinantį periodą, artimiausias 30 dienų. Kas laukia jūsų, žiūrime. Kas jūsų laukia. Kai kas jūs įskaudino, kai kas jūs paliko, buvo užgautas jūsų ego, nenorėjo su jumis kaip ir reikalų turėti. Jūs norėjote įrodyti savo tiesą, bet žmonės pasirinko negirdėti, ką jūs turite pasakyti. Ir tai buvo užgauta jūsų savimeilė. Tikrai žmonės nusisuko nuo jūsų. Finaliai jūs supratote, kad visos jūsų pastangos nuėjo bergždžiai, kad jūs darėte gal tai iš meilės, jūs darėte dėl to, kad jūs tikėjotės pačių geriausių rezultatų. Jūs norėjote tiem žmonėms gero, bet nebuvote gal įvertintas ir žmonės nematė, ką jūs matėte, ar jie nenorėjo matyti to, ką jūs matote. Ir dėl to jie, kai pasitraukė iš jūsų gyvenimo, pasitraukė bent jau šiuo metu, jų nėra šalia, gal žmonės buvo artimi, aš matau, kad tai buvo ilgalaikiai santykiai, kad su tai žmonėm jūs bendradarbiavote jau kurį laiką, arba bent jau jie buvo jūsų gyvenime kurį laiką. Ir tikrai jūs tikėjotės rezultatų, jūs laukite, jūs buvote kantrus, bet gal trūko jūsų kantrybė ir jūs norėjote išsakyti jiems, ką jūs galvojate apie juos, arba ką jūs galvojate apie situaciją. Bet dėja, jie neišklausė jūsų, jie nusisuko, jie turi savo tiesą ir jie nusprendė pasilikti prie savo tiesos. Taip kad aš čia matau jūs su savo nuomonė, su savo tiesa, jūs kaip esate pasilikęs vienas. Rezultatų čia nesulaukta. Kas dar? Ką jūs atsinešate į šitą ateinantį periodą? Jūsų jausmai, dabar viskas yra apie jūsų jausmus. Jūs patys netikėjote, kad jūs jausite tai, ką jūs jaučiate dabar, arba ką jūs jausite artimiausių laikotarpių. Bet kas iškils iš jūsų, ką jūs iš tikrųjų nurijote, ką jūs nedasakėte, ką jūs slėpėte. Jūs galėjote slėpti tai nuo kitų, bet nuo pačio savęs nepaslėpsi. Ir tai viskas išeina jums į paviršių. Viską reikia suvirškinti. Negalite daugiau slėpti, ką jūs iš tikrųjų nešiojate savo širdyje, ką jūs jaučiate kitiems žmonėms, savo aplinkiniams, savo aplinkai. Ir viskas sukyla jums. Jūs neturite kur dingti, tik tai priimti, suprasti, pats savo būti paguoda, pats savo būti geriausiu draugu, pats save priimti ir neignoruoti to, ką jūs jaučiate, nes jums pačiam nuo to nėra gerai. Tie užslėpti jausmai, kurie nebuvo pasakyti laiku ir vietoje, ir tiems, kam jie turėjo būti pasakyti, paskui tik tai sukelia daugiau problemų, negu kad jie būtų buvę išsakyti čia ir dabar, kada buvo tam laikas. Gerai, tai čia yra tokia, su kuo jūs ateinate. Bet kas pas jūs ateina sekančių laikotarpių? Kas pas jūs gero ateina sekančių laikotarpių? Gal nuo to pradedame. Kas gero ateina? Pažiūrėkite, darbas su savimi. Karalius pentaklių jums iškrito, 8 pentakliai su 10 taurių. Pas jūs šeimoje yra viskas tvarkoje. Kas liečia jūsų namiškius, kas liečia jūsų vaikus ar jūsų, kaip sakiau, jau asmeninį gyvenimą, aš nematau čia nieko blogo. Netgi kas liečia ir darbą, aš nematau nieko blogo. Skaitykime, jeigu tai yra darbas, taip? Tai darbas, kuris neša jums stabilumą, darbas, kuris atneša jums ir džiaugsmą. Gal primate savo bendradarbius kaip savo šeimos narius ir jūs susilaukėte labai daug džiaugsmo darbe, bedirbdamas. Tai neša jums pelną. Aš matau, kad pas jūs ateina pelnas. Karalius pentaklių šneka, kad jūs būsite ateinančių laikotarpių stabilus savo finansuose. Jūs turite darbą, jūs turite kur sugrįžti į džiaugsmingus namus. Arba jūsų darbo vieta yra ta, kuri jums teikia džiaugsmą. Kas dar pas jūs ateina artimiausių laikotarpių? Aukščiausioji žinia, 9 pentakliai ir magas.
rodo ne vieną veiklą, rodo kelias veiklas. Ir viskas jums neša pinigus. Viską, ką jūs ateinančiu laikotarpiu darysite, jums neša pelną jūsų kišenį, jums atneša komfortą, jums atneša stabilumą. Ir jūs tada galite ir užsimti savimi, jūs galite atsipalaiduoti truputį, nueiti į save, apgalvoti. Nes visgi nepamirškime, kad jūsų priešistorija ta, kad gali būti kai kas iš jūsų išgyveno tikrai nelabai gerus dalykus praeityje. Ir dabar jūs turite laiko, kad galėtumėte nueiti į save ir pabūti pačiu su savimi. Bet čionais jūs ilgai neužsibūnate, nes krenta jums magas. O magas tai yra veiklos korta, kada jums vėl kyla naujos idėjos, naujos užduotis. Jūs savo pastatote naujas užduotis gyvenime. Ir jūs save nukreipiate naujai veiklai, naujai veikti, naujiems dalykams. Čia kalba eina apie, gali būti ir investicijas. Taip pat kai kas pasirenka veikti vienas, nes 9 pentakliai, aukščiausioji žinia ir magas, tai yra 3 kortos, kurios man sako, kad va čionais, jeigu anksčiau padarėte tą klaidą ir kooperavote su žmonėmis, bet tai jums nepasiteisino greičiausiai. Ir dabar jūs sakote, kad aš galiu ir be jų, aš galiu ir vienas. Ir kaip jums seksis? Rodo, kad viskas bus gerai, nes 9 pentakliai rodo pelną. Bet patvirtinimu, kaip jums seksis? Kaip jums seksis finansuose? Pažiūrėkite, jums krenta tūzas pentaklių, jums krenta 6 pentakliai. Na ir pažas lazdų. Jums kortos šneka, kad jeigu norite investuoti, investuokite, jums atneša pelną. Jeigu jūs norite kažkam tai padėti, padėkite, jums sugrįžta 100-eriopai atgal. Jeigu kažkas tai turi kažkokį troškimą labai didelę, patenkinti kažkokį savo norą ar kažkokią veiklą, kur jūs jau kurį laiką svajojote, jau gal padėjote kažkokius kelius žingsnius į priekį, kad tą daryti, darykite, nes man rodo didelį pelną ateinantį, didelius pinigus ateinančius. Aš nežinau, apie kokius pinigus čia eina kalba, bet eina kalba tokius, kad užteks ne tik tai jums, bet užteks ir padėti kitiems. Apie tokius pinigus eina kalba, kad ne tik tai jūs gaunate gerovę iš to savo veiklos, bet iš tos veiklos dar gauna gerovę tas, kas yra šalia jūsų, jūsų artimieji, jūsų, nežinau, giminaičiai. Bet kas jūs supa, kas prašo iš jūsų, ar kas tikisi iš jūsų kažko, jūs turite užtektinai, kad padėti ir kitiems. Pažiūrime meilės reikaluose. Ar ateina kažkas tai pas jūs? Žiūrime kas. Meilės reikaluose. Meilės sferoje. Meilės sferoje gali taip ir gali ir ne. Taip ir ne. Kai kas pasilieka tik tai savo svajonėse ir pirmiausia, jūs norite pailsėti ateinančiam periode nuo bet kokių santykių ir čionais nueinate, nes kadangi man ir krito prieš tai, jums krito aukščiausioji žinia ir dabar 4 kardai, tai sako, kad truputį norėsite pabūti vienas pačiu su savimi, jums truputį reikia dabar nusinulinti, reikia truputį atgauti jėgas. Jūs nesate čionais kažkokiam tai pesimizme, taip, bet tokiam, kada norite truputį pakvailioti, norite truputį surizikuoti, gal norite kažkaip tai pasirodyti kitaip, gal norite pakeisti savo išvaizdą, bet toksai yra daugiau avantūristiškas požiūris į visus meilės nuotykius. Va tikrai kaip į nuotykius žiūrėsite į meilę. Taip, jūs svajojate, apie ką jūs svajojate, pažiūrime. Pas jūs yra svajonėse gal susirasti. Taip, pas jūs yra svajonėse ne tik, kad susirasti partnerį, bet susirasti partnerį, su kuriuo sujungti širdį ilgesniam laikui, kaip čia rodo vestuvės ar sužiedotuvės, čia rodo šventės. Jūs turite gal kažkokią svajonę susirasti partnerį ten, kur jūs esate pakviestas artimiausių laikų. Gal pas jūs tikrai laukia kažkokia didelė šventė netolimoje ateityje, gal kažkieno tai vestuvės, ar sužiedotuvės, ar gimtadienis, ar dar kažkoks tai didelis renginys. Ir tenai jūs svajojate susirasti partnerį. Bet po kol kas
jūs neieškote, man rodo, bent jau ateinančių laikotarpių, jūs būsite toksai labai lengvabūdiškas žmogus, labai atsipalaidavęs žmogus, nenorėsite įsipareigoti ilgesniems santykiams. Nuotykiai meilės, taip, matau, kad jūs galite surizikuoti ir eiti į trumpus meilės nuotykius. Čia tai jūs būsite pirmas. Dabar ilgesniems santykiam nematau aš to. O koks būtų patarimas jums? Patarimas. Neprisimkite didelės atsakomybės ant savo pečių, nes tai jūs veda pasiaukojimą dėl ko. Jūs einate kaip į aukos poziciją, bet dėl ko? Tos aukos iš jūsų niekam nereikia, o kad įrodyti kažkam, kad jūs galite labai daug ant savo pečių panešti ir galite labai prisimti daug atsakomybės, turbūt jau jūsų aplinkiniai ir taip žino, kad jūs tą galite, tai dėl ko dar vėl ir vėl jiems įrodinėti tą patį. Taip jūs galite, taip jūs esate pajėgus žmogus, aš mačiau, jūs esate magas, jūs esate aukščiausioje žinė, yra super jėga jūs esate. Jūs ateinančių laikotarpių trykštate energiją, bet tokia energija, nuo kurios reikia laikyti didelį spindulį, nes jūs galite kiek įkvėpti žmonės, o taip pat galite ir žmonės išnaudoti, nes turite labai didelę charizmą ir žmonės čianais eis jūsų vedami, jie gali eiti jūsų vedami. Nors jūs, rodote, pasirenkate veikti vienas, bet visgi planuosite. Ir patarimas yra: neprisimkite visko ant savo pečių, nesvarbu, kaip jūs būtumėt nusivylę žmonėmis, nesvarbu, kad praeityje jūs pavedė žmonės ar neįvykdės to, ką jie žadėjo jums įvykdyti. Jeigu ir nusprendėte dabar veikti vienas, visgi planuokite į priekį, planuokite. Tai yra toks patarimas. Spontaniškas veikimas yra valio, bet suplanuotas veikimas irgi yra labai gerai. Tada jūs galite, pažiūrėsime, kodėl taip jums reikia susiplanuoti. Ypatingai, kas liečia pinigus, sako, planuokite. Planuokite savo, kiek jūs taupote, kiek jūs išleidžiate. Gali būti, kad kada ateina pas jūs dideli pinigai, jūs galvosite, kad jūs galite labai daug išleisti. Ir jeigu čianais nepravesite buhalterijos, nesuplanuosite savo išlaidas ir įplaukas, gal jums tai neišeis į naudą, taip? Tai patarimas yra: susiplanuokite, pasakykite savo, kiek galite išleisti ir kiek jūs norite išleisti, kad neperžengtumėte ribų arba kai jau atsitokėsite, bus per vėlu. Tai tiek, mano brangieji, vat toks bus jūsų, rodo, ateinantis laikotarpis, arba bent jau bus kažkas tai apie tai. Kiekvienam čia susižais individualiai. Iki kito malonaus, mano brangieji. Iki. Čiau, čiau.